Reiškia, po vieno autoriaus knygos Badavimo stebuklai, po to jis išleido dar 2 knygas, nes sulaukė didžiulio pasisekimo, čia kalbant apie mitybą, kaip gyventi nukritus nagams ir aš neužlipu laiptais, iššūkiai ir tikrovė. Po to, aišku, sekė galbūt kitos knygos, bet jis jų greičiausiai Kodėl skauda kūną? Nebeparašė. Gyventi su nusulupusią odą. Ką veikti gulint? Ką veikti, jeigu negali pasisukti ant šono ir panašiai. 2 moteriškos. Galit kurt patys. Aha, 2 moteriškos kalbasi. Viena giriasi, sako, man, žinok, visi sako, kad mano sūnus yra panašus į Jėzų. Nu, negali būti. Gal tu nuotrauką turi, parodyk. Išsitraukia, parodo ir tai žiūri. O, Jėzus! Supratau. Kai būna ant pakuočių parašyta, kad jį pagaminta naudojant tik atliekas arba kažkoks daiktas plastikinis naudojant tik išrūšiuotą plastiką ir visą kitą, taip ant paketėlių su krabais parašyta, gaminant šias krabų lazdeles nenukentėjo ne vienas krabas. Viskas ok. Taip. Tik jo lazdelės. Žiūrėk, dar vienas smagutis. Vakar iš vieno mobiliojo tinklo operatorių gavau SMS žinutę. Dabar su savo draugais bendrauk net 5 kartus daugiau. Viešpatė atsidūsų žmogus, nebegaliu, arba žmona mane iš namų išvarys, arba kepenis net laikys. Taip, 2 blondinės susitinka, sako, nu, Žana, sako, aš tai buvau pakraupus, kai sužinojau, kad tu su kažkokia matematiku pradėjai draugauti. Įsivaizduoji, taigi tu čia visą laiką su kažkokiais kietais bahūrais, dabar su matematiku, ne kažkokiu gyveni durneliu. Ei, sako, tas matematikas, tai jeigu eina švilpt, aš su juo viskas nebenoriu draugauti, nutraukiu viską, taigi vakar paskambinu, sakau, einam į miestą, žinai, kažkur pasivaikščioti, dar kažką. O jis sako, kad su 3 nežinomaisiais. Geras. Užtruko. Žmogus dar aš išgirdau, sako, kad šiais laikais visi reikalai tvarkomi per lovą. Nu tai va, guliu ir laukiu, kada viskas susitvarkys. Paraidžiai pažiūrėta. Penktadienis, klubas, vyrukas, galvoju, kaip čia prieiti prie tos panelės prie baro, galvoju, kaip nors kaip buriuotojas. Panelė, gal galiu prisišvartuoti prie jūsų. Taip žiūri, sako, nu gerai, duok šniurgalį. Taip yra dar ten su inkaro dydžiu interpretacija. Diplomatiškiausias vyras. Vyras sugebantis įtikinti savo gyvenimo draugę, kad audinių kailį ją storina. Bravo, neįtikėtina funkcija sugebėjimas. Jeigu gali dar paieškok. Aha, aš dar vieną turiu paskutinį. Štai mano 2 bakalaurai ir magistras. Aha, gerai, ačiū. Štai skrajutės ir užsivilkite tą morkos kostiumą.